jeigu žmogus sportuoja, tai jo organizme bus mažiau gliukozės, ar ne? Ir tada ta gliukozė negadins cholesterolio molekulių ir tiesiog mažiau susidarys tų cholesterolio plokštelių. Tai čia labiau toksai kelias. Bet kad tiesiogiai tai veiktų cholesterolį, ne. Bet sveikas gyvenimo būdas yra labai svarbus, aktyvus gyvenimo būdas yra labai svarbus. Apskritai nėra taip, žiūrėkit, nutriciologas dirba per tokias kaip 3 kolonas, ar ne? Tai yra mityba, tada gyvenimo būdo įpročiai ir jau eina papildai. Tai jeigu žmogus vien tik gers papildus, nieko nebus, ne? Jeigu mityba yra bardakas, jeigu yra hipodinamija, žmogus nejuda, nieko nebus. Jeigu žmogus valgo pilnavertiškai ir geria ten kokius papildus, tai irgi, bet jisai sėdi visą dieną, irgi nieko nebus. Ta prasme, nes užsistovės tulžis, prasidės kažkokie skausmai nugaroj, dar kažko. Turi būti visi šitie 3 aspektai, ne? Ypač mityba ir gyvenimo būdas, fizinis aktyvumas, ne? Žmogus yra sutvertas judėti. Anksčiau buvo sakoma, kad dienos žingsnių norma buvo 15 000, ne? Po to jau 10 000. Dabar jau tas keičiasi į 7 000, ne? Tai aš dar lieku, kad minimum 10 000 dienoj žmogus turėtų padaryti.